Žalia spalvos tradicinės vartose Arpadas Tordajus. Pažiūrėkim, Federico Palaciosas prieš Jurijų Kendišą ir rodo į tašką. Donatas Rumšas. Šiandien čia nėra varo. Ir žiūrėkim dar kartą Palaciosas. O čia reikėtų dar kartą pasižiūrėti. Ir laukiame. Ir 1-0. 1-0 veržėsi į priekį Panevėžys. Dabar jau be abejo puiki antro kėlinio pradžia čempionams. Vis dar čempionams, vis dar nenukarūnuotiems. Nepaisant to, kad per pirmas 52 ir Nemanja Bosančičius 88. Čia Remeikis korpusu gaudo Golubicką ir dar vėliau lyg ir kojomis šiek tiek pastabdo jį. Įdomu, ar bus reakcija. Ir 1-1. Nikola Petkovičius. Keitimas, kuris parodo Vladimiro Čeburino pasirinktos taktikos efektyvumą. Lyvijų Antalis pirmame kėlinyje per 45 minutės turėjo bent 2-3 tokias progas, kai galėjo mušti ir bausti varžovus. Nepasinaudojo Nikola Petkovičius pirmuoju lietimu. Galva, o gal ne galva, gal ir kita kūno dalim, pasižiūrėsime, bet po Mutašį perdavimo, nesvarbu kaip, bet man lyg tai turėjo tokią geresnę atkarpą. Be abejo, Telšių Džiugas didžiausia šio sezono staigmena. Čia Krysta Goropsovas aikštės viduryje, Larsonas link Petkovičiaus. Svarbus smūgis, Paulius Golubickas, vienas prieš visus ir prašau, Paulius Golubickas kaip ant lėkštutės deda kamuolį Džeikui Larsonui ir pastarasis savo debiutiniu įvarčiu išveda Žalgirį į priekį ir labai panašu į tai, kad atneša žalgiriečiams visus 3 taškus. Na be abejo, puikus ir Pauliaus Golubicko reidas. Galima sakyti, kad Paulius padarė viską, kad jo komandos draugas pasižymėtų. Na šį kartą jau šio rezultatyvaus perdavimo iš Pauliaus niekas neatims. Pažiūrėkime dar kartą. Atrodė, galėjo smūgiuoti pats, bet pajuto tą akimirką, kad Vytautas Černiauskas